Sveiki atvykę į Išminties minutėlę. Šiandien su jumis sveikinuosi iš neįprastos vietos. Šiandien turėsim ypatingą temą, tad nieko nelaukdami pradėkime Išminties minutėlę ir papasakosiu, kodėl aš šiandien čia šitoj neįprastoj vietoj. Pradedam. Taigi, sveiki atvykę į Išmintėlę ir šiandien, kaip ir sakiau, esu visai kitokioj vietoj, neįprastoj vietoj. Kodėl? Todėl, kad šiandienos Išmintėlė bus apie gyvenimą. Apie gyvenimą, kokį žmogus galėtų gyventi, apie kokį žmogus gyvena. Ką aš turiu omeny? Pasižiūrėkim ir užduokim savo klausimą. Kas man yra vertinga? Kokios mano yra vertybės? Pagalvokime. Kokie mes būsime, tarkim, po 150 metų? Kur mes būsime po 150 metų? Ar mus kas nors atsimins? Ar mūsų sukauptas turtas, kurį mes dabar kaupiam, stengiamės taip stipriai dirbti, kad net neturim laiko svarbiems dalykams. Ir galvojame, kad, žinai, ateis atostogos, tada skirsiu laiką svarbiems dalykams, tokiems kaip draugai, bičiuliai, šeima, galbūt veiklos, kurios tau iš tikrųjų patinka, bet tu vis atskubi ir neturi laiko, vis žiūri laikrodį ir galvoji, dar ne dabar, dar neatėjo laikas. Ir galvoji, kad visa tai, ką aš norėčiau daryti, tiesiog dabar tam neturiu laiko. Nes turiu daug reikalų, daug darbų. Ir čia turiu tau klausimą. Ar iš tikrųjų tai, ką tu darai, tai, ko tu vaikaisi, turiu omeny, vaikymasis vėjo malūnų dažnai būna mūsų gyvenime, kai mes vaikomės, atrodo, norim pagauti vėją. Ir kažkada mačiau tokį paveikslėlį, kaba ant virvės pinigai, kažkas tos pinigus laiko su lazda ir žmogus bando jos pagauti, bando jos pasivyti ir taip ir bando vytis visą gyvenimą tos pinigus, kurios jau čia atrodo, tu juos matai, bet klausimas, ar tu juos pagauni, ar tau leidžia tos pinigus pagauti ir paimti. Ir klausimas, ką darai su tuo, kai jau pagauni, jeigu pagauni tos pinigus. Taigi mes dažnai vaikomės to, kas galvojame yra labai vertinga. Ir kažkur padedam į stalčių tas tikrasias vertybės. Tai meilė, rūpestis, buvimas su šeima, su draugais, su artimaisiais. Buvimas šią akimirką. Net kartais mes būdami su savo artimiausiais žmonėmis, kartais mūsų mintis atrodo būna visai kitur. Mes galvojame apie reikalus, apie darbus ir mes taip stipriai apsikrauname, kad paskui patys kenčiame. Nuvargstame, pavargstame ir mūsų prigimtis, mūsų poreikiai, mūsų vidus iš mūsų prašo, sustok, padaryk pauzę. Ir tu sakai, dabar negaliu, dabar neturiu tam laiko. Kai tau paskambina artimas draugas, senas bičiulis, sako, gal nueinam į kavinę susitikti,
pasėdėsim prie puodelio arbatos, tu pasižiūri į savo užrašus ir sakai, palaukim vasaros. Dabar šalta, neturiu laiko, turiu reikalų. Ir pasižiūrėk, kokie tavo reikalai. Mokykloje mes išmokstame, kad turime siekti geriausių balų, kad būtinai turim turėti gerus pažymius, 10, 9. Ir paskui baigę mokyklą, mes toliau bandom siekti kažkokių tai rezultatų, kažkokių tai balų, kuriuos įsivaizduojam. Ir dažnai tie balai tampa turtai. Mes norim turėti. Erikas Fromas yra parašęs knygą Turėti ar būti. Ir sako, kad yra problema. Ir ta problema yra, kad žmonės vertina ne tuos dalykus. Mes pradedam vertinti tai, kas iš tikrųjų yra ne taip jau ir vertinga. Pasižiūrėkim, po 150 metų, kas gyvens jūsų namuose, kas bus su jūsų automobiliu, kas bus su tais turtais, kurių vaikėtės visą gyvenimą ir juos galbūt sukaupėt, o kas toliau? Kam jie atiteks po to? Kur jie dings? Galbūt automobilis bus surūdijęs ir sugedęs. Jūsų sankaupos, pinigai kažkokie, kuriuos laikote bankuose, galbūt nuvertės. Nieks nežino, kas bus po 150 metų. Atrodo, 150 metų tai neilgas laiko tarpas, bet niekada neteko sutikti žmogaus, kuris prieš mirtį senatvėje sakytų, žinai, gailiuosi, kad per mažai laiko praleidau ofise. Gailiuosi, kad per mažai laiko praleidau, nežinau, prie kompiuterio. Dažniausiai žmonės sako ką? Gailiuosi, kad per mažai laiko skyriau šeimai. Gailiuosi, kad per mažai skyriau laiko savo anūkams, vaikams. Tai, kas iš tikrųjų vertinga. Nes dažnai žmonės tas vertybės pamato tik tada, kai būna, beveik galima sakyti, jau ir per vėlu. Tad jeigu mes tik atvertumėm akis ir pasižiūrėtumėm, kokie iš tikrųjų mes turtingi esam, kad turim tos žmonės, artimuosius, galbūt mėgstamą darbą, iš kurio padarom galbūt dievaitį ir sudievinam jį ir padarom tiesiog, nežinau kaip čia pavadinti, bet darbas tampa jau nemėgstamas, o tiesiog veikla, kurią tu būtinai turi padaryti ir tu viską paaukoji. Yra gyvenime tokie dalykai, kad ne vien tik darbas. Darbas ir visi šitie užsiėmimai yra be galo svarbus. Bet yra gyvenimo sritis ir kitos. Tai hobis, šeima, draugai, poilsis, dvasiniai dalykai. Ir mes dažnai nemokam paskirstyti savo laiko, nemokam susidėlioti savo darbo laiko, ne darbo, o dienos laiko. Ir skiriam dažniausia laiką tik tai vienam iš tų svarbių detalių, viena iš tų svarbių detalių. O kitos užmirštamos, pamirštamos, atidedam visą tai kažkada. Ai, čia, žinai, ateis laikas, tada tą darysiu. Kažkada sutikau žmogų, kuris nusipirkęs turi nemažai knygų ir sako, išeisiu į pensiją, tada paskaitysiu. Kitas sako, išeisiu į pensiją, tada dviračiu pavažinėsiu. Išeisiu į pensiją, tada pradėsiu sveikai maitintis. Išeisiu į pensiją, tada eisiu į bažnyčią. Ir taip toliau, ir taip toliau. O klausimas, o dabar? Užduok savo klausimą. Ar dabar tu gyveni, ar tik egzistuoji ir pasirenki tą autopilotą ir lauki gyvenimo, kada jis prasidės? Kaip yra iš tikrųjų?
Kai kalbu apie gyvenimą čia ir dabar, apie tai, ką tu gali turėti čia ir dabar iš tikrųjų turėti, bet turėti ne tą, ko tu vaikaisi, tos malūnus, vėjo malūnus, bet kai tu norėtum turėti tas tikrasias vertybės ir jeigu tu tik tai pasižiūrėtum, ką tu turi ir galbūt kas iš tikrųjų vertinga, aš nekalbu apie tos dalykus, kad žmonės galvotų, kad čia kalbu apie tą egoistinį, tokį karališką gyvenimą, kuris veda į nieką, į tuštumą, į tuštybės, bet kalbu apie tas labiau tokius vertingus dalykus, tokius kaip meilė, draugystė, rūpestis, šiluma, tai kas iš tikrųjų, vat pasižiūrėkit, gimsta mažas vaikas, ko jam reikia? Jam reikia rūpesčio, šilumos. O kas tai daro? Tai suteikia žmonės, kurie yra tuo metu su juo. Tai mama, tėvas, seneliai, broliai, seserys, artimiausi žmonės. Ir visą gyvenimą mums šie dalykai yra svarbus. O tie dalykai tai yra meilė, rūpestis, supratimas, išklausimas, palaikymas, džiaugsmas, malonumas. Bet malonumas ne tas egoistinis, bet malonumas, tas vertybinis malonumas. Tai va, tai šiandien tokia išminties minutėlė, tiesiog pamąstymui, kaip ir kiekviena išmintėlė skirta pamąstymui. Čia aš nesakau, kad būtinai taip reikia ar panašiai. Kiekvienas žmogus turi savo kelią, savo ypatingą gyvenimo kelią, kurio eidamas šlifuoja savo charakterį ir bando eiti link brandžios asmenybės. O brandi asmenybė tai nėra egoistinė asmenybė. Tai va, tai tokie šios savaitės pamąstymai ir noriu jums visiems padėkoti, kad esat kartu, kad palaikot šitą kanalą, palaikot savo patiktukais, komentarais, žinutėm, dėl to, kad prenumeruojat šitą kanalą. Ir dar noriu padėkoti Contribui nariams, kurie paremėt šitas mano veiklas, netgi finansiškai. Ačiū jums visiems. Na, o ką, dabar laikas atsisveikint ir tikiuosi šitas išmintėlės pamąstymas buvo naudingas. Bent jau taip tikiuosi. Tai ką, tai iki kito karto. Visiems geros kloties. Ate.